Emilijau, įvarčių tavo karjeroje buvo tikrai daug. Šiandien pelnei pirmąjį Lietuvos rinktinį. Koks jausmas? Jausmas puikus, padėjo komanda, padėjo mano penkitas, stengiau šitą už kampą rimušį. Ar pats tikėjai, kad gali laimėti tokiu dideliu skirtumu šiandien? Net nežinau, iš tikrųjų netikėjau gal. Buvau susikaupęs, kad laimėti tiesiog, visa komanda buvo susikaupęs. Ir žaidėm kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę ir taip gavosi. Visas dėmesys, visas susikoncentravimas dabar į kitas rungtynes su Didžiąja Britanija. Kaip manai, ko reikėtų norint pergalės tose rungtynėse? Iš pradžių gerai pailsėti, manau. Atsaukti jėgas visas, gerai praleisti laiką rytoj ir tiesiog būti susikoncentravus į kitas varžybas. Nes bus sunkus varžybos, gerai sužaisti mažumoje, daugumoje, mušti įvarčius ir jų negauti tiesiog. Ačiū.